Sveiki! Šiandien papasakosime, kaip sandarinti vonios kambarį. Prieš pradedant darbus, būtina įsitikinti, kad pagrindas yra tvirtas, švarus ir sausas. Įvertinkite pagrindą ir gruntuokite Spezialhaftgrund arba Tiefengrund gruntu. Gruntui išdžiūvus, teptine Flächendicht hidroizoliacija gausiai padenkite sienų su grindimis vidinius kampus. Į šviežią hidroizoliacijos sluoksnį dėkite vidinio kampo sandarinimo detalę ir prispauskite. Pačią detalę ir plotą aplink ją padenkite teptine hidroizoliacija. Dabar Flächendicht hidroizoliaciją storai ištepkite sienų su grindimis siūlę. Nieko nelaukdami, į šviežią hidroizoliacijos sluoksnį dėkite Flächendicht band elastingą hidroizoliacinę juostą ir gerai prispauskite. Juosta ir kampo sandarinimo detalė turi persidengti ne mažiau nei 5 cm. Hidroizoliacinę juostą ir plotą apie ją padenkite teptine hidroizoliacija. Baigę darbą su vidiniais kampais ir sienų su grindimis siūle, pereikite prie vamzdžių išvadų. Kaip ir prieš tai, Flächendicht hidroizoliacijos gausiai užtepkite aplink vamzdžių išvadus. Tai padarę, ant išvadų maukite dichtmanžetę hidroizoliacinius manžetus ir įspauskite į šviežiai padengtą hidroizoliacijos sluoksnį. Žiūrėkite, kad manžeto tarpinė apgaubtų vamzdį ir prie jo priglūstų bent 3 mm pločiu. Atkreipkite dėmesį į vamzdžio skersmenį, nes manžetai būna skirtingų dydžių. Denkite Flächendicht teptinę hidroizoliaciją. Dabar Flächendicht hidroizoliaciją galima dengti ant viso paviršiaus. Palaukite 2–3 valandas. Hidroizoliacijai išdžiūvus, reikės padengti antrą jos sluoksnį. Tam į indą su Flächendicht teptine hidroizoliacija supilkite specialų Flächendicht pigmentą. Jis padės tolygiai paskirstyti antrą hidroizoliacijos sluoksnį ir pasiekti reikiamą hidroizoliacinės plėvelės storį. Gerai išmaišykite ir dar kartą tepkite hidroizoliaciją ant viso paviršiaus. Palaukite apie 6 valandas, kad paviršius visiškai išdžiūtų ir galėsite klijuoti plyteles. Sausos hidroizoliacijos sluoksnis turi būti neplonesnis nei 0,5 mm. Pereikite prie trapo. Iš pradžių įstatykite pagalbinį manžeto išcentravimo įrankį. Tada ant trapo angos centro uždėkite butilinį sandarinimo manžetą. Pakelkite ir nuimkite lipniąją plėvelę. Patį manžetą stipriai prispauskite prie pagrindo, kad neliktų oro pūslių. Naudodami dantytąjį glaistiklį su 6 mm dantukais, užtepkite ir paskirstykite Flexdicht cementinę hidroizoliaciją ant viso grindų ploto. Lygiąją glaistiklio pusę hidroizoliaciją išlyginkite. Leiskite paviršiui džiūti apie parą. Jam išdžiūvus, denkite antrą Flexdicht sluoksnį. Naudokite avių vilnos volelį. Palaukite dar apie parą. Bendras sausos hidroizoliacijos sluoksnis turi siekti 2 mm. Dabar peiliu tiksliai išpjaukite trapo angą. Jei turite, naudokite šabloną. Štai ir viskas. Galite ant grindų klijuoti plyteles. Beje, taip izoliuojama, kai paviršių veikia intensyvesnė vandens apkrova. Pavyzdžiui, įrengiama dušo kabina su trapu. Turite klausimų?
kreipkitės į mūsų infocentrą, kurio kontaktus rasite video aprašyme. Iki kitų kartų.